Labas iš naujo vlogo. Žodžiu, filmavau Reelsą, nežinau kaip gausis. Bandžiau šitą tušą iš Bourjois ir tą mėlyną akių pieštuką. Aš kaip pirmą kartą jums rodžiau apie tą tušą, parodžiau tiesiog, kad yra tušas mėlynos spalvos, bet jisai yra dvigubų šerelių, kaip paaiškinti, tuo aš parodysiu. Žodžiu, biškai blogai čia pasidėjo, bet suprasit. Tai vat šitas tušas, žiūrėk, jisai sukinėjasi. Jis gali būti va toks, ir gali būti va toks. Žodžiu, šitie šereliai prailgina ir iššukuoja, šitie patankina. Man tai labiausiai patiko būtent šita pozicija, kai yra susukti šereliai, nes duoda daugiau tankumo ir, kaip pasakyti, kažkaip geriau jaučiasi, kai dažaisi tas blakstienas, o kai su tuo paprastu, atrodo, brauki ir nieko neprasibrauki. Tai šitas tušas man nepailgino blakstienų, kaip žada būtent va šitas šepetėlis, bet kad patankino, tai tikrai, nežinau, visai kažkaip gražiai atrodo ta mėlyna spalva. Pieštukas, jis toks yra metalinės mėlynos spalvos ir su juo reikia gan greitai dirbti, nes antrą kartą sluoksniuoti, sakykime, ant odos, tai biškai jisai greitai uždžiūva ir jis, kadangi vandeniu atsparus, tai sunkiai jį kaip nors ir pataisyti yra. Gerai, šiandien susitvarkom spintą. Aš noriu atsirinkti vasarinius rūbus, kurios susidėti tą dėžę, kurį nusipirkau ir tiesiog jau paslėpti. Dar parodysiu, kaip jinai atrodo dabar ta man. Aš esu, žinokit, su šortais, nors atrodo, kad be. Čia kaip mano ir ta jau spinta. Žodžiu, ten sudėtos rankinės tašės, lagaminas vyro ir šiaip visokios kuprinės, kur labiau rečiau naudojami, kad tiesiog yra aukštai, kad nereikėtų dažnai įmenėti. Ten yra tokie visokie daiktai, kur visiškai nenaudoju jų, bet jie yra svarbus. Ten, pavyzdžiui, tajus, visokie dokumentai gimimo, ir aplamai visokie dokumentai. Toliau čia yra patalinės dėžė. Ir čia realiai yra patalinė sudėta pakeitimui, užvalkalai tiesiog. Aišku, čia rūbai visų sezonų sukabinti. Čia yra tajus, irgi va toje dėžėje vadinamoje patalinės jo visi rūbeliai. Šiaip patogi, iš tikrųjų, jie čia yra sudėti. Aišku, kartais tajus ateina, čia tvarką padaro. Biškai žiūriu, irgi padaręs tvarką. Tai va, čia susidedu. Gerai yra, kad užsitraukia. Nes čia tokia erdvė, kur, nežinau, ką čia reikėtų dėti. Bet šitie rūbai jo labai gerai atrodo, aišku, jo sauskelnis ir vietėlis. Ir čia batų laikikliai, kuriuos nusipirkau. Vat jie, gruodžiu. Žodžiu, taip susidėjau. Ar daugiau vietų atsirado, nežinau, bet tiesiog tvarkingiau, irgi kol tajus nedaėjo iki spintos. O čia yra jo visokie batukai. Mažiukai nelabai jums reikia atskirų vietų, tai tiesiog šitam sudėti. Pradedam tada čia. Ir dar turiu čia šiek tiek rūbų reiks tvarkyti. Aišku, šitą bardaką reiks tvarkyti. Viskas supakuota, suruošta. Galvojau, kad žinokit netelps, nes ta krūva tikrai buvo nemažai atrodė, bet susipakavo ir šiaip dar vietos liko, dar paspaudus tikrai nemažai telpsta. Tikriausiai mane girdėsit gerai, nes vis bandau ieškoti vietos, kur pastatyti kamerą, kad tai juokas mano nepaimtų jos. Dabar turiu televizoriaus pultelį, tai gal šiek tiek man leis parodyti tai, ką nusipirkau šiandien. Ėjau nusipirkti batų ir kelnių, o realiai džinsų norėjau nusipirkti. Aš iš tikrųjų labai gailiuosi, kad aš tada Danijoje tam H&M, man atrodo, nepasimiau tų džinsų ten, kur matavus, bet nepirkau. Galvoju, čia jeigu blogiausia atveju rasiu Lietuvoje,
Nu, Lietuvoje H&M nebuvom, bet galvoju, outlet tai tikrai ką nors rasiu. Tai va parodysiu, ką nusipirkau. Visų pirma, iš karto nuėjau į Sinsėjų. Tu mažas. Tai va, kaip jau sakau, buvau Sinsėjai, aš norėjau nusipirkti tokią rankinę kaip tašę, kad tiesiog būtų diržas, trumpesnis, ilgesnis ir kad va, tai būtų laisvai, kaip pasakyti, įsimestų sudėti, nes pas manęs visos rankinės yra tos tokios, kur vos telefonas telpa. Kažkaip, nežinau, neturiu tokių normalesnių. Nu, aš nelabai mėgstu didelių, nelabai turiu ir kas susidėti tas didelis. Bet čia šiek tiek yra tokia didesnė. Čia tokia oda nėra jinai minkšta, jinai tokia va standi. Čia viduj dar yra užtrauktukas. Kainavo 15 eurų. Eilinė tašė, bet šiek tiek erdvesnė nei mano visos, kurias aš turiu. Toliau iš Sinsėjus pasiėmiau tokius, nu čia botai vadinami. Žodžiu, kiek šitie botai kainavo? 3 eurų. Na, irgi tokia kokybė, kaip iš kokio Sheino, galiu pasakyti. Nėra čia kažkas labai vau. Tiesiog yra čia tokia tampama kaip guma. Priekiai užtrauktukai. Vat ir girdisi papigiai. Žodžiu, čia man atrodo pirkinys iš nevilties. Nes kiek aš prasimatavau džinsų, neįsivaizduojat kokį 15-20 tikrai pramatavau visus tos džinsus ir ne vienas man netiko. Jeigu man tinka iš liemens, sakykim, tada ant kojų kažkaip negražiai stovi. Jeigu ant kojų gražiai stovi, tada čia visai per platu kažkaip, nu žodžiu, kažkokia nesąmonė. Ant mano tokios specifinės figūros tikrai yra žiauriai sunku rasti kelnes, džinsus labiau. Tai tiesiog iš nevilties nusipirkau va tokias kelnes. Čia yra tokios, nu, medžiaga kaip ta vadinama tokia kostiuminė. Čia šiek tiek yra toks kaip ta klosti, kantis vadinama. Jos yra ant gumos, čia gale, kišenės šonuose yra. Tokia faina, švelni medžiaga, jos kainavo 13 eurų. Tai, nu, tiesiog šiaip taip kažkaip atrodo. Man patinka, kad yra kišenės tose vietose ir vizualiai priduoda biškį va to tokio klubų. Yra tokios iki kauliukų, šiek tiek, nu, ne šiek tiek, jos yra tiesios. Ką dar iš Sinsėjus paėmiau? Aitai paėmiau tokių vat pižamų su užtrauktukais, tiesiog viena pižama komplektukas ir kitokia tokia kaip pižamiai. Nu, tokie kombiai, tiesiog aš naudoju jos kaip pižamą. Dar iš Sinsėjus paėmiau šipetėlį tokį silikoninį plauti buteliukams tajus. Ir ką čia? Dar draugo buvau užsukusi. Čia pasiėmiau tokių ovalių tų padelių. Aš labai mėgstu tokius ovalius, nes jie yra didesni, patogiau nusivalyti akis, sakykime, makiažą visą. Bet aš niekur nesu mačius, nei Danijoje, nei čia Lietuvoje, didesnės pakuotės. Ar įmanoma ras kur nors tokią didelę pakuotę? Visur va tokios mažytės. Nu, ta prasme, tie maži padukai, tai jo yra ten po 120 didžiausių dydžių visokiausių. Bet tų ovalių, didesnių pakuočių tikrai nesu mačius. Jeigu, ką žinot, įperkat kur dideliam pakuotėm, tai pasakykit, žinokit, bus labai dėkinga. Ir dar iš draugo nusipirkau tokį aktyvatorių. Aš pamenat, buvau nusipirkus antakių dažus tokią tubelę ir pasirodo, ten reikėjo aktyvatoriaus. Na, aišku, kamera išsikrovė, tai, žodžiu, čia yra taip patys dažai. Ta pati kompanija Didier, kur aš turiu tuos antakių dažus, tai čia yra aktyvatorius. Tai manau, kad tikriausiai dabar jau pavyks panaudoti, bet jis irgi brangiai kainavo, man atrodo, 11 eurų. Tai. Atvažiavom prie Trakų pilies, biškai nepaskaičiavom, kad yra vėsoka lauke, nes, žinot, butekai sėdi, atrodo šilta, faina, bet, nu, vėjas toks tikrai nemalonus. Temperatūros gal 17-18, bet šalta prie vandeniuko.
Eina savo, žinokit, kai sušalom. Žiauriai vėjas, didelis šaltas. Susivėlus visi. Tai užsukom dar tokį kavinukę, tradiciškai kibinų pavalgyti, ar ne? Ir sėdėjom lauke. Nežinau kodėl, bet labai ilgai laukiam kibinų, nors realiai kibinai pagrindinis patiekalas yra. Bet labai skanus kibinai, tokie sviestiniai. Ir aš pasiėmiau sultinį, vyras pasiėmė žuvienį. Tai labai skani žuvienė buvo, sultinys irgi toks mocinus, kaip sakant, gerai pasūdytas, kibinai irgi skanus. Tai va, greit parlėkėm mašiną, susėdom, pasileidom, šildėmą. Nu, žiauriai, atrodo, Vilniui buvom, kad normaliai viskas, bet čia tai kiaurai košė viską. Tai va, dabar važiuojam namo. Nusipirkau išbandyti šitą minėję CC kremą. Imk šitą savo. Nenori? Nu, tau dabar reik tos kameros būtų. Einu surasiu, ką nors tą jūs. Nes kitaip neduos ramybės. Daviau savo dantų šipetėlį. Tai va, čia yra tokia pridedama kempinėlė. Jinai kol kas yra tokia kieta, bet galima ją sušlapinti ir jinai turėtų suminkštėti. Tai toks fainas dėkliukas, kad vat galima įsidėti kur. Ir pats kremas yra veidrodėlis, tai reik pliuvelį nusilupti. Paspaudai ir išlenda kremas. Tai žodžiu, čia yra CC kremas. Realiai jį naudojant nereikia jokio papildomo kremo, nereikia kažkokio makiažo pagrindo, nes jisai prisitaiko pagal odos spalvą tavo, tai yra vienos spalvos, ir jisai prisitaiko prie odos atspalvio. Ką jis dar daro? Drėkinanti formulė su SPF-u, SPF 20, spalvos kaip koreguoklis ir tinka visiems odos tipams. Tai galvoju, išbandysiu ir aš, kaip čia man patiks ar nepatiks. Ir dar šiandien noriu pasakyti, kad varau į renginį, kurį organizuoja draugas kartu su Nivėja. Tai bus žiauriai faina, iš tikrųjų pirmas kartas toks. Bus kaviniai, čiop ir ten bus apie odos priežiūrą, aišku, apie Nivėją tą visą brandą, tai turėtų būti labai fainas vakaras. Ir dar pamiršau pasakyti, perkant va šitą CC kremą, ten, man atrodo, limituotai buvo ta dovana, tai gavau va tokią dovaną kosmetinį. Tikrai, man atrodo, esate matę daug, kas jas naudoja. Aš lygiai tokią pačią, tik tokios mėlynos spalvos pirkau iš Šynų, bet aš ją šiek tiek suvariau vidų. Tiesiog buvau įsidėjusi pieštuko drožtuką lainerio juodo ir kaip padrožiau, ten pribirėjau tų pieštuko drožlių ir man nebeišsiskalbė, bet aš laikiau ją ir dar turiu, nes jinai man labai patogi, labai talpi, daug sutelpa visko. Tai vat gavau pakaitalą. Šiaip manau, čia yra, čia šiek tiek vidus yra geresnės medžiagos. Ten iš Šyno biš toks, man atrodo, prastesnis. Nu, kitokia, plonesnė medžiaga. Tai labai gerai turėsiu pasikeisti ir tą ten galėsiu išmest. Beje, plus dar užsisakiau iš Temu lygiai tokią pačią. Bet irgi kreminės spalvos. Tai turėsiu 2 dabar. Tai tą trečią tikrai galėsiu išmest. Jau nebetaupyti jos. Aišku, ir pagrindinis galvos skausmas, ką apsirengt. Neturiu ką apsirengt. Kvietime, kad nėra nurodyta dress kodo, tiesiog yra šypsena dress kodas. Bet aš norėčiau, ką nors apsirengti su mėlyna, balta spalva, kažką žinot, nu, tipo į Nivėjos tą temą pataikyti, pagal Nivėjos spalvas. Ir vėl tu čia mažas džinsinis švarkelis mėlynas, tokie marškinukai mėlynai, baltai dryžuoti. Žodžiu, nežinau, nu, aš parodysiu keletą outfitų, ką norėčiau apsirengti ir pasižiūrėsiu, kaip atrodo. Kažkaip tie juodi batai prie tokio šviesos nelabai man žiūrisi. Ne. O kitas tai tradicinis. Su savo tom kelnėm iš Šynų. Nežinau, tik batų nežinau, ar šitos mautas. Ir šitos ar šitos. Tai va, jaučiu atvetas bus toks. Vis dėlto užsidėjau šitą odinę. Kažkaip galvoju su to paltu biškį tokia pavargusi atrodžiau, tai pasidažiau su to mėlynu tušu ir varom į renginį. Pamečiau kažkur automobilį, pusiaukelį, tiesiog palikau, prisiparkavau, galvoju, nieks nebus.
toks trafikas, čia kilometrą pavažiuoti 20 minučių, galvoju, aš net nespėsiu. Tai žodžiu, atsiminiau, kad turiu bagažinį skėtį. Pasėmiau skėtį ir varau, nes čia nežinau, kad aš nuvažiuosiu. Aišku, nueis plaukai bus piestų pasistoję. Kelnes jau padelkos, jaučiu, kad yra šlapas. Nu, bet žodžiu, geriau taip negu vėluot. Namai, vaikai, namų ruoša, o dieve. Bet reikia skirti laiko ir savo. Tai labai džiugu, kad tą popietę, tą vakarą skirėte šiandien savo ir atvykote. Ir labai tikiuosi, kad gerai praleisite laiką. Kelia nerimą, o vėliau, einant metams, mes matome tokius pokyčius, kaip Turėsime pagal kitą. Bet šiek tiek mažiau negu pusė, jeigu gerai suskaičiuoju, turi žinokit, kad tai yra vis dėlto Nivėjos atradimas, todėl tai, ką jie gamina su Q10, be abejo yra pagrindas ir turbūt geriausi produktai. Apie grožį ir noriu pratęsti tą temą kosmetologės, gydytojas, kad rūpinimasis savo, kurie trukdo mums tai daryti. Ką jūs, kaip sakiau, prieš rūpinasi savo oda, pajauskit, kas jums yra svarbu. Čia ne šis svarbu įsivardinti. Nupelėnė jau namuose ir savo voniaus kambarį. Su savo padėjėju. Tai ką noriu pasakoti apie tą visą renginį, tai kaip pirmas kartas labai patiko, labai buvo įdomu. Ta visa aplinka, atmosfera, tema, kaip ir minėjo organizatoriai, pristatydami, pasisveikindami, kad šis vakaras yra skirtas būtent sau, grynai dėl savęs. Pabūt su savim ir šiek tiek sužinoti apie naujus Nivėjos produktus ir apie savo odą. Kadangi toj grožio mokykloje dalyvavo kosmetologai, vedė paskaitą, kaip paskaitą, tiesiog apie visą veido rutiną, ko reikia, kaip reikia naudoti, kokius produktus naudoti. Tai jinai papasako, iš tikrųjų labai daug sužinojau, kiek Nivėja turi produktų įvairiausių. Biškį teko pabėgti, tai baigiau tuo, kad pristatinėjau 4 Nivėja linijas, tikrai nežinojau apie jas ir, kaip aš neblabai dabar domiuosi naujais produktais, kas liečia veido priežiūrą, nes aš turiu savo, bet tikrai buvo įdomu ir panorau išbandyti iš tikrųjų. Tai aišku, gavom vadinamą tą goodie bagą parsinešti namo su įvairiausiom dovanom, įvairiausiais produktais. Parodysiu vėliau, bet prieš tai dar noriu parodyti. Čia foto pasidarėm prieš ateinant, po to aišku galėjau pasidaryti, žodžiu, tai fainai, tokias atminčiai nutraukytės, gėlių gavau tokią puokštę. Tiesiog mes ten pačias paskutinės išeidinėjom ir kadangi viską ten tvarkėsi ir iš draugos tos atstovės sako, merginos palaukit, duosim dar gėlių, nes vis tiek viską reikia ten išmest, sutvarkyti, taip toliau, tai gavom tokią puokštę. Gerai. Dar ką norėjau pasakyti, labai svarbų dalyką. Sužinojau, išsiaiškinau, kadangi dalyvavo kosmetologė, tai jos paklausė keletą klausimų dėl amžino klausimo tokio. Ar reikia micelinį vandenį nusiprausti? Tai jinai pasakė taip, reikia. Nes sako, jo, tą klausimą žinau, daug kas uždavinėja šitą klausimą. Micelinis vanduo yra nuvalyti makiažui, tik tai makiažui ir vis tiek reikia jį nusiprausti, kad neliktų tų visų likučių. Ar rytais, kaip aš, kad mėgstu naudoti vietoj atsiprausimo tiesiog micelinį vandenį, nerekomenduoja ir nepatarė tiesiog rytais naudoti micelinį vandenį, nes jis, kaip ir minėjau, yra skirtas nusivalyti tik tai makiažui. Tai toks dalykas. Po to aš jos klausiau, kaip taisyklingai reikia naudoti paakių kremą. Nes mano tokia visada rutina yra. Ten atsiprausiu, pasitonizuoju veido odą, tada aš visada tebu paakių kremą,
serumas ir tada dieninis ar naktinis kremas. Bet žodžiu, reikia visai ne taip. Visų pirma, aišku, atsiprausus, patonizavus odą, reikia būtinai tonizuoti, nes tai žingsnis, kuris tikrai yra reikalingas rutinai. Tai žodžiu, reikia iš pradžių tepti serumą, kremą ir tik tada paakių kremą. Aš dar, aišku, paklausiu, iškilo normalus klausimas, o kodėl, nes vis tiek paakių kremas yra koncentruotas būtent tai paakių zonai ir, kaip pasakyti, reikia vis tiek pirmą jį uždėti. Nes čia tas pats gaunasi, kaip, pavyzdžiui, tu eini, sakykime, slidinėti lauką, apsirengi termorūbus, kokį nors ten kombinezoną ir po to ant viršus apatinius. Tai vat lygiai tas pats, mano manimu, kad gaunasi toks efektas. Bet jinai sako tai, kad kai tepi serumą, tikrai nereikia tepti aplink akis ir taip toliau, tiesiog gražiai šalia. Kai tepi kremą, taip pat irgi nereikia per visas akis tepti. O kai jau tepi paakių kremą, tada jau pasitepi. Tai aš kadangi vis tiek ir serumą, ir kremą visur įtepu, tai atrodo taip ir gaunasi, kam tas dar paakių kremas reikalingas, nes jau visko yra pritepta. Bet pasirodo ne. Nereikia tiek pritepti nei to serumo, nei paprasto kremo prie akių, o tiesiog po to tik paakių kremą. Tai va, kas nežinojot, aš tai nežinau. Ir gerai, parodysiu aš... Ką čia gavom iš Drogas? Gavau su Q10 šitas, čia yra kas serumas. Po to dar hialurono serumas, šis stangrinantis serumas su grina mikrohialurono rūgštimi. Jis yra net 40 kartų mažesnė, žodžiu, hialurono lašelį, kurį įsigeria labiau ir giliau į odą. Po to labai norėjau šitą išbandyti, nes mačiau, buvo ant stalo padėta. Akių ir lūpų kontūro kremas su grina folio rūgštimi ir hialurono rūgštimi. Tai realiai irgi yra naujiena, kad folio rūgštį pradeda naudoti produktuose. Tai labai geras dalykas visam stangrinimui, pakelimui, liftingui, raukšlių mažinimui. Ne tik hialurono rūgštis, bet vat ir nauja folio rūgštis. Čia taip pat iš tos linijos yra dieninis kremas, nusenėjimo požymių su grina folio rūgštimi ir hialurono rūgštimi. Ir čia iš tos pačios linijos tik tai naktinis kremas. Tai Jukas maudosi, ne? Maudaisi? Taip. Kiek jis maudosi, aš jam visada leidžiu šiek tiek pažaisti. Su vandeniu. Uždarau į dušą. Pati, aišku, sėdžiu šalia, pridedu žaislų, pakloju pačiame duše tokį kaip rankšluostį, kad jam būtų patogiau ir kad neslystų. Tai va, taip sėdžiu, vandeniuką lėtai paleidžiu šiltą, jisai pažaidžia. Ir taip po to išmaudaušiau jį. Norėjau atsisveikinti šitam vlogę. Padėkoti, kad žiūrėjot ir susitikom greitai kitame mano video. Ate.